Labai daug dalykų, žinokit, čia atėjo, mes surašėm ne iš sausų tyrimų skaitimo, bet iš praktikos, mamų praktikos. Mes paskui tik paieškojome tyrimuose, ar atspindi tikrovę tyrimų, mokslo tikrovę, tas mūsų įvardinti teiginiai ar neatspindi. Tai kur atspindėjau, tai tuos ir palikom, ar ne? Tai vat vienas dalykas, kuris yra fainas, kurį galima pakabinti grupėje ir kuris yra, manau, labai gera susimąstymo priemonė tėvams. Pavadinta priemonė valdymo pultelis. Tai reiškia komunikacija, kurią mes vystome su vaiku ir netgi kurią darželio grupės auklėtoja gali taikyti su vaiku. Dažnai mes į tą mažą vaiką žiūrime kaip į išmanų įrenginį, kurį mes norime valdyti su nuotoliniu įrenginiu. Ir tas nuotolinis įrenginys yra mūsų verbalika, mūsų žodžiai. Ir vat 25 puslapis pasižiūrėkit, ar ne? Galima atpažinti, kaip tas valdymo pultelis veikia. Aš tvarkausi namus, netrukdyk. Sėdėk ramiai, palauk, tyliai būk, mane trukdyk, nezysk. Procedūros metu ramiai guliai, nesipriešink. Daryk pratimus. Supykęs, pažiūrėk filmuką, skauda, pažiūrėk filmuką. Reiškia, kaip mes dažnai naudojame komunikaciją, mūsų kalbą, kai būdą valdyti vaiką kaip įrenginį skaitmeninį. Galbūt tai persikelia iš mūsų patirties, ką aš išmokau, pavyzdžiui, iš savo žmonos, kai kurio pedagogės, kai mes vaikų susilaukėm, aš irgi mėgdavau komandas duoti. Čia komandinis režimas. Išmokau iš jos prieiti, pasikalbėti, vaiko lygmenyje susitarti ir tik tada duoti komandą. Bet aš suprantu, kai yra 20 vaikų, tai tada tas komandinis režimas natūraliai gali įsijungti. Bet šeimose turbūt nėra 20 vaikų. Nėra net ir 3 vaikų ar 4, kur nebūtų galima apeiti, ar ne? Ir tikrai galima netaikyti to komandinio pultelio. Gerai. Tai kitas dalykas yra rizikos ir apsauginiai veiksniai. Tai čia bandom eiti greičiau, aš taupau laiką. Simptomai yra viena probleminio medijų naudojimo. Kitas klausimas yra etiologija. Tai yra priežastys ir sąlygos. Simptomai tai yra pasireiškimas. Simptomai nėra tas, kas nusako priežastis. Tai kalbame apie etiologiją ir realiai kalbant apie ankstyvąją vaikystę, kaip minėjau, tų tyrimų, kurie tirtų priežastis ir sąlygas yra nedaug. Turime Jusienę, kuri sistemingai dirba, bet jinai daugiau, kažkiek jinai, reiškia, konceptualizuoja, apmąsto ir išvadose pateikia ir kalba apie priežastis, bet daugumoje jos tyrimai susijęs su pasiekmėmis, tai yra simptomatikos stebėsena, kokį poveikį turi. Bet ir vienintelį, ką mums pavyko rasti, reiškia, bandymą konceptualizuoti ir sustruktūruoti teoriškai, kokios yra probleminio medijų naudojimo atsiradimo ankstyvoje vaikystėje, reiškia, rizikos ir apsauginiai veiksniai, kokie yra pagrindiniai psichologiniai procesai, kaip tai veikia, kokie kontekstiniai veiksniai įtakoja. Tai buvo Saros Domov interakcinė probleminio medijų naudojimo vaikystėje teorija. Interakcinės žodelis reiškia sąsajos, esantis sąsajoje, tai reiškia kalba ne tik apie atskirus rizikos faktorius, bet ir kaip jie tarpusavėje sąveikoja. Dabar jinai savo teorijoje taikė 2 dalykus, kuriuos labai trumpai apžvelgsiu. Tai pirmiausia, kontekstinį požiūrį į vaiko raidą ir bioekologinį žmogaus raidos modelį. Čia jos teorijos pagrindas.
yra ir dabar, kas tai yra. Gal pradėsiu nuo šito. Va. Jeigu įžiūrit, nežinau, ar įžiūrit, yra trys psichologijos teorijos apie žmogaus raidą. Organizmo požiūris, mechanistinis požiūris ir kontekstinė teorija. Tai reiškia, čia tas elementarus klausimas, kas lemia vaiko raidą, įtakoja vystymosi procesą, ar prigimtis, ar aplinka. Tai organizmo modelis sako, kad iš esmės determinuoja prigimtis ir vaikas arba žmogus jisai veikia išorę. Mechanistinis modelis laikosi nuostatos, kad aplinka įtakoja vaiką ir žmogaus raidą. Ir žmogus yra iš esmės socialinis produktas aplinkos formavimo. Na ir kontekstinis modelis bando suderinti abu dalykus, sakydamas, kad ir aplinka, ir prigimtis turi savo funkciją. Ir dabar būtent kontekstiniu modeliu yra paremta Bronfenbrennerio bioekologinė žmogaus raidos teorija. Čia toks yra schematizacija, bet jos esmė yra tokia paprasta iš tikrųjų, kad jis kalba apie žmogaus ir aplinkos sąveiką. Ir vaikas formuojasi ne vakuume, ne tuščia lenta, bet aplinkoje, kuri labai svarbu, va čia akcentas turbūt, ir vaikas įtakoja aplinką, ir aplinka įtakoja vaiką. Tai yra abipusis sąveika, abipusis ryšys. Tai reiškia, ne tėvai ugdo vaiką, bet ir vaikai ugdo arba auklėja, arba pakreipia tėvus. Ir tai reiškia, ne tai, kad hierarchinis, ir ne jūs kaip ugdytojos ugdot vaiką, bet ir vaikai darželyje, arba tėvai taip pat jūs įtakoja arba ugdo. Tai šitas yra labai svarbu suprasti, kad iš esmės mes kalbam, kai kalbam apie probleminį medijų naudojimą, mes kalbam apie labai sudėtingą sąveiką tarp vaikų ir jo įtakos sferų, kurios yra labai įvairios ir kurios viena kitą įtakoja. Tai yra ir tėvai, ir šeima, ir mokykla, ir kultūra, ir virtualinė aplinka. Tai yra visur įtakos sferos, kurios tarpusavėje sąveikoja ir būtent ta sąveika ir lemia vaiko raidą ir didina apsauginius veiksnius arba mažina apsauginius veiksnius. Tai ką aš šito dalyku noriu pasakyti, reiškia, būtent todėl yra labai svarbus darželio ir namų bendradarbiavimas. Ir jei to bendradarbiavimo nebus, poveikio taip pat nebus. Gali būti idealiausias darželis su idealiausiam nustatytam taisyklėm, bet jeigu nebus bendradarbiavimo, tai nebus. Mes su žmona, mano žmonas taiko 3 taškų taisyklę vaiko ugdyme. Tai yra šeima arba tėvai, 1 taškas. Tada yra mokykla, kitas taškas ir kitas taškas yra visuomenė. Ir kai šitie 3 taškai sąveikauja, tada ir yra sinchronas, tarp jų tada yra idealiausios ugdymo sąlygos. Ir čia mes galim tikrai pastebėti, ką mano žmona pasakoja, disproporcija. Šeimose vienas režimas ugdymo įstaigoje kitas. Ir sinchrono nėra. Ir nuolat tu pradedi nuo pradžių. Nuolat tu pradedi nuo pradžių. 2 mėnesiai praėjo, žmona pasakoja, kad dar nepavyko įeiti į darbo režimą su grupe. Tai reiškia, vis nuolat pradedi nuo pradžių. Dabar sakės, šauks tėvų susirinkimą ir spręs šitą klausimą, nes dirbti paprasčiausiai neina. Dabar toks pavyzdėlis, ar ne, būtų šitoj vietoj. Pagal Bronfenbrennerį yra tokios 4
įtakos lygiai arba zonos, ar ne, tai makrosistema, tai žmogui artimiausia aplinka, tai yra jo gyvenamoji aplinka, kurią sudaro, reiškia, jo tėvai, šeimos nariai, broliai, seserys. Ir čia yra svarbu, reiškia, šitoje vietoje, reiškia, veiklos tipai, vaidmenys ir santykiai, kurie įtakoja. Ir pavyzdžiui, kalbant apie probleminį medijų naudojimą, labai svarbu šitoje vietoje yra reiškia, tas vadinamas parenting style, tėvystės tipas. Viską leidžiantis, viską draudžiantis. Arba vidurinis variantas, ar ne? Tas įtakoja. Tai reiškia tėvų nustatytos taisyklės ir jų laikymasis arba nesilaikymas. Ir taip pat tėvų pavyzdys šitoje sferoje veikia. Mezosistema tai nėra atskira erdvė, bet tai yra santykiai tarp skirtingų aplinkų. Pavyzdys. Tėtis ir mama nėra tik tėtis ir mama, bet yra ir darbuotojas darbuotoja. Ir pavyzdžiui, mamos patiriamas stresas darbe natūraliai įtakoja jos elgesį namuose ir tai natūraliai įtakoja tada vaiko ugdymo procesą ir galiausiai gali įtakoti ir probleminį medijų išsivystymą. Kitas pavyzdėlis, kaip mezosistemos lygmenyje santykiaujama yra, reiškia, santykis tarp tėčio ir mamos yra ne tik kaip tėčio ir mamos, bet kaip ir vyro žmonos. Blogas santykis tarp vyro ir žmonos, šitos santykiuose balansavimas, įtakoja vaiko probleminį medijų naudojimą. Vienas konkretus pavyzdys, vienas žmogus man pasakojo, kad jis įniko į kompiuterinius žaidimus būtent tuo metu, kada jo tėvai skyrėsi. Tai vat įtakos zonos, kurios veikia. Stresas patiriamas darbe, aš nuleidžiu ant vaiko. Tai tie dalykai irgi yra neatsitiktini. Dabar egzosistema, reiškia, tai yra sistema, reiškia, aplinka, kurioje aš nedalyvauju tiesiogiai, bet kuri mane įtako arba formuoja. Tai pavyzdžiui, ugdymo įstaigos nustatytos taisyklės dėl medijų naudojimo. Jos gali atlikti kompensacinį vaidmenį tais atvejais, kai taisyklių namuose nėra, bet tik kompensacinį vaidmenį. Ne? Ir todėl reikia susitarimų ne tik ugdymo įstaigos rėmuose, bet ir reikia bendradarbiavimo su tėvais. Ir viena priemonė, kurią rasite, reiškia, metodikoje, tai yra pabandymas ant darželyje pasikabinti ant rūbinėlės lapą, kuriame žymimas ekrano laikas ugdymo įstaigoje, o tėvai pažymė ekrano laiką namuose, kitą dieną ryte atėję. Ir pagal tai seka, ar neviršytas buvo limitas. Čia yra bendradarbiavimo forma. Gal tėvai norėtų tokios bendradarbiavimo formos pasiūlyti jiems, ar ne? Na ir galiausiai ta makrosistemos lygmuo, tai yra ugdymo įstaigoje vyraujantis įsitikinimai ir vertybės. Pavyzdžiui, požiūris interneto prieinamumas arba požiūris į skaitmenines technologijas. Prieš kelis metus buvo labai stiprus, prieš 10 metų, informacinių technologijų pradinėme ugdyme vajus. Ir dabar dar ant projektų yra perkamos skaitmeninės lentos, darželios ir taip toliau. Tas vajus yra. Neišvengiamai daiktas yra, jisai įtakoja tada tą naudojimą arba nesinaudojimą. Tai vat, reiškia, bendramžių, tas makrosistemos bendramžių elgesio įpročiai. Mano sūnus faktiškai įprato prie telefono todėl, kad jis pradinėje mokykloje stebėdavo, kaip kiti žaidžia kompiuterinius, su telefonu žaidžia. Kadangi jis nėra, sakykime, toks lyderis, kuris dominuotų ar ne, jisai perėmė tą elgesio modelį iš savo kolegų, kad
Žaisti kompiuterio žaidimus tai yra kažkas, tai ką galima lygiuotis. Ir paskui, aišku, spaudė ir tėvai buvo silpni ir nusileido ir penktoje klasėje jam pačiam telefoną nupirko. Tai va, tai ne vienas iš mūsų nesame tobuli. Gerai, tai va ir dabar čia yra pati va ta, reiškia teorija, kaip jinai yra bendrinta į schemą. Galbūt kelis dalykus reikia pasakyti ar ne. Yra kontekstiniai veiksniai, kurie, sakykime, jie patys nesukelia probleminio medijų naudojimo, bet tai yra patogesnė dirva, labiau uždara probleminis medijų naudojimas. Yra tiesioginiai veiksniai, kurie įtakoja probleminių medijų atsiradimą ankstyvo vidurinio vaikystėje ir kas turbūt yra svarbu, kad jie įtakoja ne tiesiogiai, bet per sąveiką su palaikomaisiais veiksniais arba procesais. Va, ir čia kad būtų neteorinis kalbėjimas, nes sunku gana suprasti, aš vieną pavyzdėlį jums turiu iš stebėjimo. Standartinė šeima, ar ne, ir dabar pagal tą teoriją, kaip būtų galima išsianalizuoti, ar ne, kokie aplinkos veiksniai galėjo sąlygoti. Teisingai, netinkama kavinė, nepritaikyta, nebuvo vaiko erdvės ir tą reikia pasižiūrėti, aplinkos veiksnys, kas dar. Nesugebėjimas, kai jūs sako, turbūt žiūrėtume nesugebėjimą nustatyti taisyklių, ar ne, šitoje vietoje. Ir antras dalykas, tas neteisingas aspektas, kad vaikas nuraminamas medijos pagalba, nes kaip situacijoje matėte, ar ne, realiai galima sakyti, mama norėjo pagelbėti tėčiui, kad netrukdytų tėčiui bendrauti su draugais, ar ne? Taip. Mamai netrukdė, ar ne? Bet norėjo padėti tėčiui, ar ne? Dar kitas gali būti, sakykime, susijęs su šeimos nariu, ar ne? Jauna šeima ir, mama nori būti gera mama, ar ne? Ir nesigauna, sakykime, ar ne? Ir tada čia yra realis, aš situaciją šitą pats stebėjau, nes čia mus pakvietė šitą šeimą, tai aš negaliu apkalbinėti, ar ne, bet gali būti labai modeliuojant teoriškai situaciją, ar ne. Mama gali norėti būti labai gera mama ir dabar tas hipermamos toksai, tas globojančios ir viską galinčios kultas tam tikroj sluoksniuose yra propaguojamas. Čia kiekviena šeima yra individuali. Ir gali būti, kad šeimas tenkina tiek vieną, tiek kitą pusę, tenkina toks pasidalinimas vaidmenimis. Bet kitą aspektą pabrėžiant, ar ne, galima bandyti numatyti ir susitarti, ar ne, einame į kavinę, kol eini į kavinę, ar ne, pasitarti, kad vyras bent jau galėjo paprašyti, žinai, aš norėsiu pasišnekėti, ar ne, ar man trukdo, kad gali man trukdyti, tai gal tu gali užsiimti, žinai, gal gali vaikus įsivesti, arba sutarti, kad tu pasiūlai, tada tai mes kartu. Susitarimo, komunikacijos tarp tėvų, nes būna taip, kad, nes visada būna nestandartinių situacijų. Standartinė situacija mes žinom, kaip veikiam. O čia buvo nestandartinė situacija, buvo neplanuotas sumanymas nueiti su draugais išgerti kavos. Ir tada ką daryti, nes tą situacijoje tada arba kažkas tai prisiema visą atsakomybę, arba būna kita situacija, kur reikia tenka stebėti, kad tu eik. Kitas variantas. Bet tada, žinant, kad bus nestandartinė situacija ir galima taikyti tam tikrus apsauginius veiksmus, ar ne, tai einant į kavinę pasitarti, persimesti, ar ne, kad ar galėsi prižiūrėti, arba tu pažiūrėsi, taip toliau.
ir tada parinkti tokią vietą, kurioj galima būtų vaikams užsiimti, kad jie netrukdytų. Kitas variantas, reiškia, pasimti kavos ir eiti kartu su vaikais į parką pasivesti. Čia galima tų išeities strategijų turbūt rasti. Ne? Reiškia, bet ką aš dar norėčiau akcentuoti pagal tą teoriją, ar ne, kad pamodeliuojam, ar ne? Jeigu čia būtų situacija, kad mes turime vaiką, kuris yra jautresnis medijos poveikiai. Turi tų, kaip sakant, socialinių emocinių tam tikrų sutrikimų, kurie tą jautrumą didina, ar ne? Mažiau paklūstantis taisyklėmis. Tada tėvai bus labiau linkę toj situacijai, kur yra įtampos situacija, problemą spręsti būtent tokiu būdu, kad duoti telefoną. Tai vienas momentas. Antras dalykas, tokia situacija gali kelti stresą. Tėvai nenori jaustis prastesni, tėvai jie nenori patirti streso ir tada medijos davimas tampa, kaip teorijoje sako, tokiu pastiprinimo veiksniu. Šitoje situacijoje medijos ekrano davimas vaikui turėjo du efektus proceso prasme. Reiškia, tėvai patyrė neigiamą pastiprinimą. Problema buvo išspręsta tuo metu, kai buvo kavinė. Išspręsta. Tai jie išsprendė tam tikrą prasme problemą. Tai yra vadinama neigiamą pastiprinimu. Vaikas patiria teigiamą pastiprinimą. Jis zyzė, jisai gavo telefoną. Ir tada dėl šitas neigiamas pastiprinimas, kurį patiria tėvai, ir teigiamas pastiprinimas, kurį patiria vaikas, ir formuoja tą įprotį medijų naudojimo. Tai šita teorija būtent tą nori pabrėžti, šitą aspektą nori pabrėžti. Ir tas simptomatiška situacija buvo išspręsta ir tada įvyko recidyvas. Vaikas eidamas iš kavinės vėl pradėjo prašyti to telefono, nes patirtas pastiprinimas vaiko palaiko norą tęsti tą netinkamą medijos naudojimą. Tai šitoje vietoje tada, kas yra svarbu psichologinė prasme, tėvams suprasti tą mechanizmą veikimo psichologinio, kad negalimas tas, reiškia, kad šitoje vietoje jie trokšta, reiškia, greito sprendimo būdo ir jo nebus, nei trokšta to neigiamo pastiprinimo, o vaikui, reiškia, vaikas nurimsta, taip jis nurimsta, jis gauna tą teigiamą pastiprinimą, bet tai yra neadaptyvus sprendimo būdas, nes jisai neugdo vaiko gebėjimo savireguliacijos ugdyti. Ir formuoja supratimą, kad panašioje situacijoje galima reiškia, vėl reikalauti telefonų. Tai ką pasiūlyti tėvams šitoje situacijoje? Papiešti vaiko, taip neprašė, aplinką pakeisti ar ne, neiti į tą kavinę. Šitą idėją pasiūlė žmona eiti kavinę, vyras būtų ėjęs namo jau. Ir pasiūlė dėl vyro ir paskui turėjo vargo, nes ten buvo vyro draugas, su kuriuo tas vyras kalbėjosi. Tai ant savo galvos, kaip sakant. Viskas dėl vyro, taip. Susitarti, gali būti pokalbis po tos situacijos, gali būti pokalbis, mes susifeilinam, taip gali būti, būna, visi mes susifeilinam, bet mes iš to dalyko galim pasimokyti. Ir normaliai galiu pasišnekėti vakare, ten buvo disaster, kaip sako angliškai, ne, kaip mano sūnus sako, pravalas. Čia šito nebenaudoja termino, nes rusiškas sako disaster, aš sakydavau pravalas. Bet iš to galima kažką tai padaryti. Kitą kartą, ar ne, nedarysim tos pačios klaidos, ar ne,
Tu kvieti, ar ne, tu prisėmė atsakomybę. Elgesys, suvokimas, kad tokiu būdu šalinti situacijos negalima. Negalima to neigiamo pastiprinimo ir teigiamo pastiprinimo formuoti vaikui. Tai va, mano mielos kolegės. Aš turiu klausimą, kaip sakot, tu kvieti, tu prisėmė atsakomybę, kaip tarsi tas žmogus, kuris sugalvojo tą žmogų pamaloninti, turi jau ten viską? Ne, ta prasme, ne. Čia ištraukit iš konteksto mano žodžius, kaip politikai sako. Aš sakau, kad reiškia, pas mus šeimoje yra taisyklė. Kas kviečia svečius į namus, to yra atsakomybė. Aš kalbu apie kambarių tvarkymą. Ne, tas tada būna kuratorius, organizatorius, tipo pakvietė ir ką dabar nieko. Tai dabar jeigu mes susitarėm, kad kviečiam svečius, tai tada mes ir pasidalinam, ar ne? Jeigu mano žmona paprašo, ar tu man gali padėti, aš visada padėsiu. Bet ta prasme atsakomybės, ta prasme tu kvieti tavo atsakomybę, ar ne? Tada tu esi menedžeris, kaip jau tas dalykas įvyks. Šeima. Bet šeima yra, bet yra lygiavos šeimoje nėra. Konkrečioje situacijoje yra vienaip, kitoje situacijoje yra kitaip. Pavyzdžiui, aš neturiu lygiavos, reiškia, netgi žinokit, su paaugliais nėra lygiavos. Mano mažoji dukrelė yra prisirišus labiau prie brolio ir sesės negu prie manęs, ar aš biškį pavydžiu. Ir nėra lygiavos, o neturėtų, reiškia, bent jau lygiai, reiškia, būti prisirišus prie manęs ir prie mamos ir to. Bet to nėra. Paprasčiausiai natūralu, kiekvienoje šeimoje yra skirtinga dinamika ir tada tu išmoksti tuo dalyku džiaugtis. Ta prasme, kad aš žinau, kad ateityje bus stiprus ryšiai, kai jie taps suaugę tarp jų. Tai yra džiaugsmas. Ir neturėčiau čia dabar savintis, kad dabar nepatiriu ten to, reiškia, mažiau gaunu dėmesio už dukros prisirišimo, nes daugiau gauna brolis. Bet aš žiūriu į brolį, kaip tai broliui yra svarbu, ir kai jis turės vaikų, jis mokės apsieiti, jis mokės apkabinti. Tai jis turės šeimos modelį, tai tas yra svarbu. Tas, žinot, niekada dirbtinė lygiava šeimoje neveikia. Jinai veikia planuose arba teorijoje, bet praktikoje kiekvienoje šeimoje yra skirtinga ir situacijos yra skirtingos. Tai ačiū už dėmesį tada. Nuvarginau, ar ne? Aš tai pavargau.